Na, Dėkuoju, profesoriau. pereinam tada prie klausimų ir prie refleksijos, prie diskusijos. Kadangi esam parlamente ir kartu renginys organizuojamas su priklausomybių prevencijos komisija, tai pirmiausiai norėčiau kreiptis tada tik tai dėl to. Pirmiausiai norėčiau kreiptis į salę esančius Seimo narius, tiek iš priklausomybių komisijos Daivos Ulbinaitės, Andriaus Busilo, turim Seimo narę, dar matau Modestą Petrauskaitę, kitų liktai kol kas nepastebėjau. Dar ir Jurgita Sejonienė. Ir kas dar? Ir Algirdas Sysas. Matot, kiek daug turim Seimo narių, kurie tikrai, kuriems rūpi šitas klausimas. Tai ačiū visiems. Ir kas iš jūsų norėtumėt trumpai reflektuoti, užduoti klausimą ar pasisakyti? Kadangi gerbiama Daiva persido, tai kiek suprantu, norėtumėt keltą žodžių. Prašau. Aš tai gal vėliau norėčiau įsijungti diskusijas, paklausus, tik tai iš tikrųjų naudodamasi progą noriu padėkoti visiems už tai, kad nepaisant to, kad jau atrodome gerai Europos kontekste ir Europa iš mūsų mokosi kai kurių dalykų, bet vis dėlto dar tie rodikliai, kurie yra, neramina ir kad tęsti turime. Tai man atrodo, kad šita konferencija yra labai svarbi dar ir tuo, kad mes tarsi atkreipdami dėmesį, kad viskas gerėja, truputį ir įsipareigojam nesustoti. Tai linkiu šitoj dvasiu ir padiskutuoti. Ačiū labai. Kas iš išvardintų Seimo narių norėtų dar trumpai? Prašau, gerbiamas Andrius Busila. Taip, tai laba diena visiems. Aš tiesiog trumpai labai norėjau atkreipti dėmesį. Čia pristatymų metu buvo pastebėta, kad situacija su alkoholio vartojimu Lietuvoje pradėjo gerėti, kai buvo pradėtos dėkti įvairios, sakykime, alkoholio vartojimo priemonės. Tačiau paskutinysis pranešėjas irgi atkreipė dėmesį, kad pačios priemonės lieka priemonėm, tačiau labai svarbu yra iš tikrųjų ir kontrolė, kaip tos priemonės yra įgyvendinamos. Ir mes su gerbiamu profesorium, dirbdami priklausomybių komisijoje ir su sveikatos reikalų komiteto nariais, kurių čia matau šiandien ne vieną, esam susidūrę su situacija, kada dabar Lietuvoje plinta ir kitos psichoaktyvios medžiagos. Ir turėjom diskusiją ir su narkotikų tabako kontrolės departamento atstovais, kaip pavyzdį pateiksiu, tai vienkartinės elektroninės cigaretės, ar ten, sakykime, daugkartiniai kažkiek elektroniniai ten prietaisai. Mes tarsi kaip ir einam tą pačią linkmę, kaip ir lyg ir turim, jau pradedam dėkti jų vartojimo kontrolės priemonės, tačiau tos priemonės nėra efektyvas tol, kol mes efektyviai nekontroliuojam tų pačių priemonių įgyvendimo. Tai tarsi toks kaip kontrastas. Alkoholį mes jau kontroliuojam ir vartojimo priemonių ten atliekam tam tikrą kontrolę, stebėsną, o kitų psichoaktyvių medžiagų mes dar to efektyviai nedarom ir turim iš tikrųjų didelius tokius vartojimo skirtumus. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas Sysas ar Jurgita Sejonienė? Ne? Paskui. Tai kas norėtumėt dabar užduot klausimą ar paprasčiausiai savo mintį išsakyti? Tada aš priverstas provokuoti. Tai profesorius Badaras paprastai turi nuomonę visada. Ir gerbiamas profesoriau, tai gal čia viskas yra, kaip sakant, fikcija, tai perėjom nuo alkoholio, perėjom prie kitų psichotropinių medžiagų. Ačiū kolega, kad, kaip sakyti, išskyrė mane iš tai bendro konteksto, bet kaip profesionalas, kaip Lietuvos patriotas labai džiaugiuosi darbu, kuris buvo padarytas mokslinis darbas, kuris akivaizdžiai įrodė, kad ribojimai veikia ir Best Buy, kaip sakyti, iš pasaulio sveikatos organizacijos jie buvo sėkmingai pritaikyti mūsų šalyje. Ir ką sakytų, kaip sakyti, oponentai, kad ribojimai neveikia, ribojimai veikia. Ir ačiū už tai tiek profesoriui Jurgenui, tiek profesoriui Mindaugui, tiek pasaulio sveikatos organizacijos atstovams. Ir Lietuva iš kaip sakyti, lūzerių dabar esam kaip ir daugiau ar mažiau vos ne pavyzdys. Ir mokslininkams, klinicistams tų dalykų aiškinti jau nebereikia, bet aš labai tikiu, kad šita garbinga įstaiga, kurioje mes dabar esam, po truputį pakreips savo nuomonę,
savo suvokimą ir požiūrį nuo to, kad, kaip sakyt, kas buvo netaip seniai populiaru, kad draudimai neveikia, nereikia maišyti draudimų su kontrolė, iki mokslų pagristų įrodymų, kurie nebejotinai rodo, kad kontrolės priemonės gelbsti gyvybės ir netgi skaičiai pateikti. Nu, tai susijaudinęs tiek galėjau pasakyti. Ačiū, profesoriau. Matau šalia jūsų gerbiamas kolega su tam tikra uniforma, kur būtent ir vykdo kontrolės, kaip sakant, funkcijas. Tai ar policija pastebi teigiamą kažkokią tai dinamiką, ar dar iki tol, kol jūsų srityje matysim tą teigiamą dinamiką, dar nemažas kelias laukia? Kaip jūs pasakytumėte? Gerą dieną visiems susirinkusiems. Na, iš tikrųjų, policija pastebi dinamiką ir galbūt toks didesnis, būtent šito palyginamojo laikotarpiu pastebėjimas yra, kuomet atsirado baudžiamoji atsakomybė už vairavimą transporto priemonės esant apsvaigus daugiau negu 1,5 promilės. Tai visa visuomenė labai laukia, kada įvyks tas pokytis, nes santykis buvo vidutiniškai apie 10 000 neblaivių vairuotojų sulaikoma už vairo, santykis buvo 60% daugiau negu 1,5, 40 iki 1,5. Tai per pastruosius 2 metus tas santykis keičiasi, man atrodo, kardinaliai. 40% 1,5, 60% iki 1,5. Tačiau tas skaičius 10 000 neblaivių vairuotojų elementų iš eismo policijos išlieka tas pats. Na, šiek tiek mažėja be abejo ir kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, kuomet tose procesuose dalyvauja apsvaigę nuo alkoholio asmenys. Na, tie skaičiai yra mažėjantis, tačiau manau, kad rezultatas tikrai siekiamas, kad jie būtų dar didesni. Turbūt tiek. Dėkui, dabar pagalvojau, tie kultūriniai dalykai turbūt iš vienos pusės, žiūrėkit, jūs paminėjote, kiek 10 000 neblaivių vairuotojų, ar ne? Ir tame tarpe žiniasklaido tik dalis, aišku, papuola, sakykime taip, socialiai tokio, sakysim, labiau išsilavinusios sluoksnio ir panašiai, netgi užimančių tam tikras pareigas valstybėje žmonių. Vis dar tai išlieka. Plius tas skirtumas tarp vyrų, kaip sakant, ir moterų. Tai kaip čia gal kas nors galėtumėt reflektuoti į tai dėl kultūrinių kažkokių dalykų? Nes čia akivaizdu, kad čia vien draudimų jau, kaip sakant, neužtenka. Iš kitos pusės, manau, kad mes čia parlamente turim ką daryti ir galbūt nedelsiant pagalvoti apie socialinės reklamos efektyvumą ir poveikį. Žiūrėkit, mes visi turbūt puikiai atsimenam, kiek efektyvi buvo ta socialinė reklama dėl saugos diržų, kur buvo parodyta, kas atsitinka, kaip sakant, jeigu vaikas neužsisegė saugos diržų. Ir tai vis tik tai padarė aišku poveikį. Taip, prašau. Jeigu galima įsiterpsiu, tai iš tikrųjų ta reklama buvo rodoma berods prieš 6-7 metus, po to vėlgi jinai sustota rodyti, buvo įvardinta kaip labai žiauri ir nepatikėsite, bet kasmet praėjusiais metais 20 000 transporto priemonių vairuotojų nesegi saugos diržų. Tai vadinasi, problemos mes neišsprendėme, jinai turi būti kartojama nuolat. Tuo pačiu norėčiau paklausti pareigūną, žiūrėkit, gal kažkokią tai matymą turit, kokias prevencinės programos skatintų mažinti alkoholį kaip vairuotojams. Žiūrėkit, 10 000 yra vartojančių vis tiek už vairo, tai gal nulinė tolerancija visiems? Nes iš tikrųjų, suprantat, kaip yra, aš esu sveikatos reikalų komiteto pirmininkė ir žiūriu iš sveikatos pusės, tai alkoholio vartojimas, kad ir vieną taurę vis tiek sumažina ir reakcijos greitį ir visą. Kaip jūs pareigūnai, kaip jūs matote? Mes policija sistemingai sakome, kad alkoholis ir vairavimas, dalyvavimas eisme yra nesuderinami dalykai ir be abejo už tą 0 promilių sėdant už vairo jisai turbūt tikrai dalį rizikuojančių vairuotojų po taurės sėsti prie vairo, turbūt atribotų arba taurės, arba vairo. Vėlgi kalbam apie gyvybės, apie žmonių sveikatą, kuomet įvyksta eismo įvykiai.
Tai vėlgi su tais siūlymais kars nuo karto išeiname, na, kol kas 100% palaikymo neturime. Ką auditorija dėl to galvoja? Prašau, jūs liktai norėjote. Aš galbūt, labą dieną, Ilona Tamutienė iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Gal aš norėčiau, ko gero, reflektuoti į tai, apie tą vadinamą alkoholio žalą. Šiandien mes kalbam apie sveikatos rodiklius, o aš tyrinėju alkoholio žalą kitiems ir norėčiau tą gal diskusiją tokią irgi apie tas priemonės pasidžiaugti tais tyrimo rezultatais, kurie padaryta, nes kiekviena liga, kiekviena mirtis yra šeimoje ir turi tuos aplinkinius irgi, ir čia yra ir jiems irgi žala, bet teko padaryti tyrimą ir palyginti analizuojamų laikotarpių Europos standartizuotą tyrimą 15 metais ir 20, ir mes gavom irgi gana neblogus rodiklius šitam periode, kad tie draudimai veikė. Žala viešuosiuose vietose kitiems žmonėms negeriantysis sumažėjo 9%, bet vis tiek mes Europos vidurkio dar nepasiekėm, yra kur pasitempti. Tai va čia irgi tokia, kad reiškia mums gatvėse saugiau, mažiau vandalizmo gatvėje, žodžiu, ir šitų dalykų. Bet aišku, turim ir spręstinų dalykų, turiu omeny vaikus, žala vaikams, ir tyrinėju tą žalą vaikams, kur vaikai patiria dėl to, kad jų tėvai piknaudžiauja alkoholiu, sunkiai pasiduodanti, neduoda ko gero tokių greitų efektų, kaip galbūt mirtingumas nuo apsinuodijimo alkoholiu, bet vis tiek mums reikia apie tai kalbėti ir man šiandien labai džiugu, kad mes turim čia, teko susipažinti ir iš vaiko teisų apsaugos tarnybos, ir čia turim ir policijos, kur smurtas artimoje aplinkoje ir yra šiek tiek sumažėję irgi rodikliai, bet noriu galbūt tokią mintį į priekį, kad mes daugiau turėtum skirti dėmesio ir vaikams. Ir prieš einant į šitą konferenciją pasiskaičiau, dar atsišviežinau tyrimus ir tikrai kitos šalys, ypatingai Skandinavų, Suomijos, kolegė, pavyzdžiui, Kirsmarija Raitasalo, su kolegom labai daro daug registrinių tyrimų, longitudinių, kur parodo, kad sveikata nukenčia tų, kurie yra aplink geriantį ir ypatingai vaikų. Tai yra labai rimti tyrimai, longitudiniai, ima tam kohortas, ima pagal tarptautinę ligų klasifikaciją tėvus, kurie registruoti, kad turėjo alkoholio vartojimo sutrikimų, ir po to stebi jų vaikus ir kontrolinę grupę ir tada daro išvadas. Tai reiškia labai rimti tyrimai, labai tvirti, kurie rodo, kad vaikų, kurie auga tokiuose šeimose, sveikata irgi blogai. Tai yra jų elgesio ir psichosveikatos sutrikimų, sužalojimų, infekcinių ligų, žodžiu, šitos užregistruoti atvejai yra aukštesni iš šitų šeimų. Ir ko gero, jei mes Lietuvoje padarytumėm tuos tyrimus, tai irgi gautumėm prastus rodiklius, o tų vaikų yra labai daug. Mes su kolega Daumantu Stumbriu irgi darėm tyrimą, kiek pagal Europos standartizuotą tyrimą 15 metų, kiek tų vaikų, 19 šalių ten buvo įtraukta į tą standartizuotą tyrimą, irgi nustatėm, kad labai dideli mastai vaikų, kurie auga su asmenimis savo namuose, kurie vartoja, piknaudžiauja alkoholiu, kai mes įpratę Lietuvoje sakyti, stipriai geria, žodžiu. Tai Lietuvoje mes, aišku, tada 15 metais turėjom didžiausią vartojimą, tai 35% vaikų. Tai yra problema, kuri yra labai dar ir kartu ir paslėpta. Ir mes čia Lietuvoje apie tai mažai kalbam. Ir aš noriu čia galbūt iškelti tą mintį tokią, kadangi yra ir iš vaiko teisų apsaugos, ir iš policijos, kada mes kalbam, kad mes tikrai einam gerą linkme, priėmėm teisingus sprendimus. Mes galim dar daugiau, aišku, tų sprendimų priimti ir ko gero reikėtų, bet mums reikėtų palaikyti ir išlaikyti tą gerą kryptį, žodžiu, ir kartu įtraukiant kaip palaikytojus, nes daugiausia šitą gerą kryptį medikai, sveikatos apsaugos bendruomenė, kaip sakant, daro, bet ko gero išlaikymui ir vystymui ir dar atsigręžimui į tą socialinę žalą reikėtų ir daugiau tų koalicijų mūsų. Žodžiu, kad mes ateitumėm ir iš socialinio sektoriaus, ir iš policijos, ir iš vaiko teisų apsaugos. Tai tik toks atkreipimas, kad mes dar turim kur pasitempti, pardavimų tankis, kuris su vaikų nepriežiūra, su nusikaltimais turi irgi didelį ryšį pas mus, irgi yra vienas didžiausių, ko gero, jeigu tyrinėtumėm, turbūt rastumėm Europoje didžiausią. Žodžiu, ir prievartos prieš vaikus, ir vaikų patekimų į globos sistemas, ar į atvejo vadybą, žodžiu, mes turim daug specializuotų tyrimų praktiškai padėti kitiems neturim. Aš turiu omeny, ar 5 žingsnių programa tokia specializuota, ar
Krafto programa, kuria buvo Lietuvoje jau mėginta ir visai buvo jau teikiama, po to jinai kaip ir numirė, galima sakyti, neįrašyta į dokumentus. Tai vėl priminti noriu, kad tai yra problema, kuri yra platesnė. Tai nėra vien tik tai to žmogaus, kuris geria, nors mes ir tikrai einam gerų kelių, nes padeda tai ir kitiems aplinkui. Žodžiu, taip pat kreipkim dėmesį, vienikim jėgas, kad išlaikyti gerą kryptį ir ko gero laikas kitiems sektoriams irgi įsitraukti ir vystyti naujas priemonės. Ačiū. Ačiū labai. Profesorius Jurgen nori reaguoti. Please. I would like to respond to the... Norėčiau atsakyti su eismo situacija, nes mes ją tyrėme ir aš norėčiau pasakyti, kad eismo situaciją galima gerinti tiesioginėmis priemonėmis, kaip sumažinti alkoholio vartojimą, tai veikia, tačiau galima imtis ir bendrų priemonių. Ir kalbėsiu apie Lietuvos duomenis. Kiekvienas mokesčių pakelimas buvo susijęs su sumažėjusiu vairavimu išgėrus ir taip pat su traumomis, kurias sukelia išgėrę vairuotojai. Tai sąsaja tikrai aiški. Tad ir tiesioginės, ir bendros priemonės padeda sumažinti mirčių kelyje, kurias sukėlė išgėrę vairuotojai. Estijoje panaši situacija. Estija turėjo žalią alkoholio politikos knygą ir per jos įgyvendinimo periodą buvo pastebėta, kad visi eismo įvykių atvejai susiję su alkoholio vartojimu sumažėjo. Vienu metu viskas buvo pradėta sieti su COVID-19 pandemija ir mes susitelkėme į kitus klausimus. Bet per COVID mes pamatėme, kad bendrai eismo rodikliai sumažėjo, todėl kad buvo karantinas, žmonės negalėjo tiek išeiti iš namų. Bet jeigu pasižiūrėsime į procentus, kalbant apie mirtis susijusius su girtais vairuotojais, tai skaičiai padidėjo dėl to, kad žmonės patyrė daug streso, jie varto daugiau alkoholio, tai yra biologinė reakcija. Ir mes tyrėme ir biologinės didelio alkoholio vartojimo priežastis. Ir mes tyrėme taip pat situaciją Lietuvoje. Ir tai labai svarbu. Kaip sveikatos mokslininkas galiu pasakyti, kad bus dar pandemijų ateityje. Mes negalima numatyti, kada tiksliai, bet ji tikrai bus. Ir mes turime žinoti ir taikyti savo biologijos žinias.
Ir galiausiai dėl paskutinio komentaro, iš esmės alkoholis turi dvi pasekmes, tai yra tiems, kas vartoja ir žala, kurią patiria kiti. Kolega iš policijos žino tą puikiai, nes vienas dalykas yra vairuotojas, kurio vairavimas išgėrus gali paveikti žmonės, kurie gyvenime nėra vartoję alkoholio. Tai gali būti vaikai, abstinentai, absoliučiai bet kas. Ir yra tyrimų, kokią žalą alkoholis daro kitiems ir kokią kainą visa visuomenė turi mokėti už tai, kad kai kurie žmonės vartoja alkoholį. Labai svarbu tą atsižvelgti ir valdžios institucijoms, kurios turi rūpintis visų gerovę. Dėkoju. Thank you so much. Seime priimta, kad jeigu kažkas buvo paminėtas, tai suteikiamas žodis tam, kas buvo paminėtas. Taip, ar būtų reakcija iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos, o paskui gerbiamas Jonė? Sveiki, tai aš turbūt atstovauju tą Vaiko teisių apsaugos tarnybą, tai noriu tik tai paantrinti, kad matom problemą ir tikrai džiaugiamės tais pagerėjusiais rezultatais ir pritarėm tą idėją, kad turbūt neturėtumėm čia šitoje vietoje sustoti, turėtumėm eiti į priekį ir tobulėti ir kartu bendradarbiauti ir siekti, ta prasme, dar geresnių rezultatų. Tai trumpai turbūt tiek būtų. Dėkui. Toliau prašau gerbiamą Seimo narė Jurgita Sejonienė. Dėkui, gerbiamas profesoriau, labai dėkoju už šitą konferenciją ir už tą optimizmą išsakytą, bet vis dėlto, kaip Seimo narė ir tikrai matau čia nemažai kolegų, tai yra pirmiausia indikacija mums, nes ir praeitoje kadencijoje buvo ne vienas bandymas liberalizuoti alkoholio prekybą ir į šį Seimą. Jūsų kolega Antanas Nedzinskas atėjo su mintimi, kad reikėtų galbūt vėl Lietuvoje pardavinėti vaikišką šampaną, tai yra limonadą šampano buteliuose, kas man atrodo su atsakinga alkoholio politika visiškai neturi nieko bendra. Tai aš tikiuosi, kad ta dvasia ir tuo optimizmu ir tęsime ir šitoje kadencijoje darbus, ar tai būtų alkoholio prekybos apribojimai, ar tai būtų tabako prekybos apribojimai. Labai vertinu jūsų idėją dėl vienkartinių elektroninių cigarečių, labai tikiuosi palaikymo analogišką mano projektui, kad tabakas Lietuvoje nebūtų pardavinėjamas jaunesniems negu ir tabako visi produktai jaunesniems negu 21 metų amžiaus žmonėms. Tai to ir linkiu, to kompleksiškumo, apie kurį visada kalba tarptautinės sveikatos organizacijos, kad vis dėlto mūsų tas bendras darbas valdant bet kokias priklausomybės sukeliančias medžiagas, jų pardavimą Lietuvoje būtų vieningas ir kad nepriklausomai nuo partijos balsuotumėm čia atsakingai. Pilnai pritariu ir iš karto galiu, kaip sakant, jūs nuramint, kad gerbiamo Seimo nario iniciatyva dėl taip vadinamo vaikiško šampano buvo, kaip sakant, nugesinta pačioj pradinėje stadijoje. Jisai pats atsijėmė savo šitą, kaip sakant, siūlymą ir jisai toliau neis. Bet jūs labai teisi, kad akivaizdžiai mes matom, kad tai, kas veikia, tai turi būti stiprinama, o ne daromas žingsnis, kaip sakant, atgal. Na ir kaip pavyzdys, dar nėra registruota, bet girdėjau, kai kas jau svarsto, kad galbūt, sakysim, reikia nuimti tą išskirtinį alkoholio pardavimo sekmadienį ribojimą. Manau, kad tai būtų žingsnis atgal ir tikrai šito nereiktų daryti. Gal netgi priešingai, gal netgi pradėti diskutuoti apie tai, kad sekmadienį iš vis nebūtų pardavinėjamas alkoholis, dar daugiau. Jeigu lieka jisai, sakysim, iki 3, tai kad net ir visos tos didžiosios parduotuvės dirbtų tik iki 3, arba kad visai nedirbtų. Bet čia kaip pavyzdys, kad ką mes jeigu pradėsim diskutuoti ir jeigu pirmiausiai
bendra visuomenė, jeigu turės tam tikrą nuostatą vienokią ar kitą linkme, tai tuomet turbūt nesvarbu, kokiai politiniai jėgai priklausytų vienas ar kitas sprendimų priėmėjas, tai logiška, kad ir eis tą linkme, ko tikisi visuomenė. Tai kaip pavyzdys, jeigu aiškiai toliau, lobuosim, sakykime, taip visi, ką paminėjo policija dėl nulio alkoholio vairuojant, tai galbūt palaipsniui ir tai susilauks visuomenės palaikymo. Turbūt čia esantis salėje prisimenat, kokia buvo diskusija dėl to, kad reiktų drausti rūkimą kavinėse ir panašiai. Ir koks buvo pasipriešinimas pradžioje iš verslo struktūrų. Nors aš jau tada žinojau, kad Airija jau buvo šitą kelią praėjusi ir priešingai verslui tai buvo netgi naudinga. Tas banas, tas draudimas, kaip sakant, rūkyti kavinėse, ten baruose, ypač Airijoje, pabuose, žinom kokią tą kultūrą. Tai ten verslas nepralošė, netgi išlošė. Pas mus dabar matom tą patį. Taip, kad čia turbūt labai svarbu tartis visiems kartu, ir formuoti tą nuomonę. Konkretus pavyzdys buvo vėlgi iš gerbiamos policijos atstovo, kad tai jeigu užmiršom su ta reklama, kad ir kokia jinai būtų, kai kam galbūt atrodytų per žiauri kaip pavyzdys ar ne, bet jinai buvo paveiki. Tai reikia vėl galbūt kartoti, neišradinėti dviračių, grįžti prie to. Tai mes turim sveikatos ministerijos atstovą, gerbiamą Rubiką, o kas sveikatos ministerija ir kas yra planuojama šitos vyriausybės, sakysim, programoje ir kokia jūsų refleksija. Ir asmeniškai žinau, kad jūs tikrai daug darot šitoj srity ir beje turiu pasakyti, kad turi tikrai nemažą autoritetą šitoj srity iš kolegų tarpo ir taip toliau. Taip kad mes mielai, manau, norim ir stengsimės paantrinti, sinerginti, kaip sakant, jūsų veiksmus. Prašau, jūsų žodis. Labai ačiū, pirmininkė, už gerą žodį. Aš norėjau grįžti dar truputį prie jūsų paminėtos socialinės reklamos temos, nes iš tikrųjų socialinė reklama Lietuvoje kelis metus jau vyksta, bet mano vertinimu vienos socialinės tokios kaip reklamos galimybės mes neišnaudojam. Ką mes išnaudojam tabako srityje. Ir čia šiek tiek gal ir kabutėse, sako, socialinė reklama, tai yra būtent gaminių žymėjimas, nes neturi 100% efektyvumą. Kiekvienas vartojantis alkoholį, jisai paima tą gaminį ir jisai vis tiek pamato etiketę. Ir būtent ant etiketės tai, kas yra informuojama, tabako srityje mes turime įspėjimus. Ir kurie yra iš esmės panašiai kaip ir ta pati apie eismo saugą, pats principas yra šiek tiek sukelti tam tikras emocijas, ar ten baimę, ar ten nerimą, ar kažką tokio. Ir tas įrodymai rodo, kad tai veikia. Atitinkamai, bent jau manome, kad toks kaip ir yra gana akivaizdus praleistas momentas alkoholį, nes lygiai taip pat tiek ir mitybos vertė yra tikrai nedžiuginanti, tiek ir pats tas poveikis daromas įvairioms lygoms, taip pat socialinis poveikis daromas dėl alkoholio vartojimo taip pat yra tikrai dalykai, apie kuriuos žmonės galbūt susimastytų, matydami tą prieš akis, vartodami tos gaminius. Tai tikrai manom, kad čia yra tokia viena iš tokių sričių, kurie pas mus nacionalinės darbotvarkės veiksmų plane yra numatyta ir tikrai būtų labai svarbus palaikymas šitoje srityje iš įstatymų leidėjų institucijos. O kalbant apie ministerijos veiklą, tai iš tikrųjų mes žiūrime kompleksiškai, tai yra ne tik tai būtent kontrolės, bet ir prevencijos ir gydymo sritis. Tai iš tikrųjų tikimės, kad per šios metus matysis ženklus pokyčiai gydymo srityje, nes visai psichikos sveikatos centrų tinklui netrukus bus nauja atsakomybė, tai stipriai sustiprinti priklausomybės ligų gydymo intensyvumą, jiems bus skiriamas ir papildomas finansavimas tam, bet taip pat labai svarbu ir jaunimo ir vaikų prevencija. Tai čia iš tikrųjų su Europos komisija ir EBPO mes darome tokį tarptautinį projektą, kurio apimtyje, tą tokį prevencijos modelį, tai žinoma galbūt kaip islandiško modelio pavyzdį, bet ir kitokių tų modelių Lietuvoje planuojame įsidiegti ir tiesiog, matydami kompleksiškai, nes iš tikrųjų vieniems žmonėms labiau veikia tas kontrolės priemonės, prieinamumas, kitiems labiau veikia švietimas, tretiems veikia galbūt užimtumas, arba kitiems jau reikia ir gydymo, ir reabilitacijos, kad jie galėtų sugrįžti ir išeiti iš problemos, kurie jau yra labai pagilėjusi. Tai mes kaip ministerija tiesiog siekiam tų kompleksinių priemonių gyvendinimo ir šios vyriausybės apimtie taip pat.
Puiku, aš negaliu kalbėti už visus priklausomybių komisijos narius, bet beveik esu 100% įsitikinęs, kad turbūt absoliuti dauguma, o gal net ir visi palaikytų šitas iniciatyvas, kalbant apie Pasaulio sveikatos organizacijos jau pagristą ir įrodytą efektyvumą, kalbant apie žymėjimus, perspėjimo žymėjimus ant sakysim, alkoholinių gėrimų. Ir turbūt sveikatos komitete taip pat toks tikėtina, kad toks palaikymas būtų, taip kad dirbkim šitą linkmę. Džiugu, kad jūs užsimenat apie psichikos sveikatos centrų stiprinimą. Šnekėkim tiesiai šviesiai, mes turim gan plačiai ir gerai išvystytą psichikos sveikatos centrų tinklą Lietuvoje. Ir aišku, juos įgalint turėtume, na, kaip sakant, efektyviau. Na, o kalbant apie prevenciją, apie jaunimo švietimą, va čia tai, drįsčiau pasakyti, tikrai yra dar dideli nearti dirvonai, kur taip pat galimybės yra dar labai plačiai neišnaudotos, tiek kalbant apie ugdymo programas, tiek kalbant apie nevyriausybinį sektorių, galų galia apie tą pačią žiniasklaidą ir panašiai. Kiek žinau, profesorius Štelmėkas norėjo reaguoti. Prašau. Ačiū labai. Aš tiesiog noriu paantrinti išsakytai minčiai dėl kai kurių pasiūlymų, dėl ribojimų, bet pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į Seimo nario Nedzinsko iniciatyvą, kuri dabar kaip ir jau nugesinta, ne? Bet iš principo Seimo narys atkreipė į egzistuojančią problemą, kad taip, iš tikrųjų yra uždraustas taip vadinamas vaikiškas šampanas, kokia ten yra logika, tas pats, kas yra su tabako gaminiais, kur prieš daug metų buvo uždraustos visos tabako gaminių replikos, imitavimas ir panašiai. Tai mechanizmas yra labai aiškus šiandien, bet mes turim kitą problemą neišspręstą, tai yra nealkoholiniai gėrimai, kurie yra alkoholinių gėrimų replikos, tas pats nealkoholinis alus, kuris nėra toks nekaltas, ten yra šiek tiek alkoholio. Ir reikėtų šitą produktą padaryti, kadangi jis replikuoja kaip ir alkoholinius gėrimus, taip ir vadinasi, nealkoholinis alus. Reikėtų uždrausti, kad irgi taip pat galiotų pardavimo amžius iki 20 metų. Tai toks pasiūlymas būtų visiškai logiškas, jeigu išsaugoti tą vientisumą ir kas yra padaryta, bet iki galo nedavesta su, sakykime, vaikišku šampanu, tai tas pats ir su kitais gaminiais turėtų būti. Kitas dalykas, antras dalykas, tai yra etikečių žymėjimai. Tarsi vėlgi tie patys nealkoholiniai gėrimai, jie turi pilną energinę vertę pateikiamą, ne, kaip maisto produktai, o ko išskirtiniai yra alkoholiniai gėrimai, kodėl šito nesuvienodinti ir nesutvarkyti, tuo labiau, kad kai kurie žmonės, kurie nori skaičiuoti kalorijas, nori žinoti energinę vertę ir panašiai, neturi tos tikslios informacijos. Tai šitoj vietoje irgi yra suvienodinimo klausimas ir aš manyčiau, kad dar reikia papildomo dėmesio ir kontrolės funkcijų užtikrinimui. Mes turime daug įgyvendintų alkoholio kontrolės priemonių, bet jų įgyvendinimas irgi niekada nebus turbūt 100%. Tai reikia šito neužmiršti. Mes turime puikų, sakykime, puikia vieninga institucija, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, kurį kaip tik reikėtų stiprinti ir jų vykdomus kai kuriuos eksperimentinius pirkimus, kaip slapto pirkėjo ir panašius tyrimus, kaip tik reikia platesnių mastų įgyvendinti. Ačiū. Taip, profesoriau, man atrodo, reflektuojant į jūsų labai taiklę mintį, tai ko gero turėtume galvoti ne vien tik tai apie nealkoholinį alų, bet ir apie energetinius gėrimus, apie jų daromą, kaip sakant, žalą vaikų ir jaunimo sveikatai, siejant kartu su cukraus galbūt irgi, kaip sakant, akcizais ar panašiai. Galia paprašysiu jūsų reflektuoti. Gerai, gal dar paklausykim kitų. Norėčiau gerbiamai Gražinai Belian suteikti žodį gale. Prašau. Jūs norė. Please, it's yours. Good morning, everybody. Thank you very much for
Dėkoju visiems, kas organizuoja šį susitikimą, šią konferenciją. Aš esu mokslininkas iš Lenkijos ir dirbu Lenkijos universitete ir taip pat Los Andželo pietų Kalifornijos universitete. Global Tobacco Control Leader. Please accept his best greetings. Mano kolega su jumis sveikinasi iš universiteto, kurį aš atstovauju. Norėčiau pakomentuoti projektą ir norėčiau grįžti prie šios nuotraukos. Aš buvau toje minioje ir mes čia buvome kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos misija, ponu Zatonskio, ir aš nežinau, su kokia misija dirbo Pasaulio sveikatos organizacija ir šiomis siaubingomis dienomis mes turėjome dirbti su visuomenės sveikata ir mūsų akis buvo iš tiesų atvertos po šių siaubingų įvykių ir tai buvo pirmoji diena iš karto, kai Lietuva paskelbė atkurianti demokratiją, mes iškart pradėjome kalbėti apie visuomenės sveikatą ir tai labai svarbu dėl to, kad dabar aš turiu jau 40 metų patirtį tabako ir alkoholės kontrolės srityje ir projektas yra labai geras pavyzdys, kaip galima efektyviai bendradarbiauti. Ir tai yra, toks bendradarbiavimas viso pasaulio lygmeniu yra labai retas, net pačiose labiausiai išsivysčiusios šalyse ir mokslininkai ne visada gerbiami valdžios institucijų ir mūsų tyrimai ne visada yra aiškiai pristatomi visuose kontekstuose. Tad aš labai džiaugiuosi, kad šis projektas yra toks puikis pavyzdys, kad mūsų mokslininkų balsas yra čia girdimas, tad dėkoju už tai. Antra, šis projektas yra geroji praktika, kurią galėtų pasinaudoti kitos valstybės, na bent jau regione, įskaitant ir Lenkiją. Tabakos kontrolės srityje praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje mes buvome jūsų pavyzdys siekiant kontroliuojant tabako, dabar galime imti pavyzdį iš jūsų. Ir on the next steps in tobacco and alcohol control policy. In my country, and we will be very happy to invite savo šalyje mes norėsime pasikviesti ir Lietuvos Seimo narius ir mokslininkus, kad įtikintumėte Lenkijos Seimą imtis tam tikrų žingsnių, dėl to, kad ten yra labai daug skepticizmo. Ir mano supratimu, kaip jau sakiau, bendradarbiavimas tarp mokslininkų ir valdžios atstovų yra labai svarbus. Taip pat svarbus tarptautinis bendradarbiavimas tarp valstybių ir bendrai mokslininkų bendruomenėje. About so-called, total effective implementation of your policy. Reikia kalbėti su skeptikais, kurie netiki reglamentavimo. Ir žinoma, jokios priemonės niekada nepaveiks absoliučiai visų asmenų. Mes tiesiog bandome padaryti poveikį visuomenės sveikatai ir visada bus asmenų, kurie nesilaikys įstatymo, kurie bandys nuskinti uždraustą vaisių. Taip elgsis ir paaugliai. Kam šis projektas? Projektas yra skirtas žengti žingsnius į priekį
reikšmingus žingsnius į priekį, keičiant žmonių alkoholio vartojimo įpročius. Taip pat mes matome besikeičiantį mirtingumą nuo alkoholio sukeltų ligų. Taip pat gauname pinigai į valstybės biudžetą. So you can increase, not to the end, but still, at least in countries where the price is very elastic for alcohol. Valstybėse, kur tabako ir alkoholio kaina yra pakankamai lanksti, mes galime ją reguliuoti ir taip didinti valstybės biudžetą. Aim of this project to me is that you are now able, you have all instrument, or almost all instrument, to prevent. Dabar jūs turite visus instrumentus, kad galėtumėte mažinti paauglių alkoholio vartojimą. Ir tabako pramonė ir alkoholio pramonė yra labai gudri ir imasi daug pasaulinių politinius priemonių, imasi naujų rinkodaros strategijų, naujų technologijų. Ir mes turėtume suprasti, ką tos įmonės daro. Ir jūsų politika yra pavyzdys, kaip galima tą padaryti. Grįžtant prie paskutinio komentaro apie kainą, žinoma, ekonomistams tai labai svarbu, kai daugybėje valstybių ir Lenkijoje mes dar nežinome, kiek tiksliai kainuoja šis vartojimas valstybei. Mes žinome, kokia kaina yra Lenkijoje. Ir Lenkijoje tai sudaro 50% biudžeto skirto sveikatai. Kiekvienais metais mes prarandame 50% lėšų, kurios galėtų būti išleistos ligoninėms sveikatos priežiūros apsaugos sistemai. Kadangi esu ir sociologas, tai galiu kelti klausimą, kodėl politikai ir kiti žmonės nenori priimti faktų ar nenori suprasti tokių pastebėjimų. Ir pastebėjimas svarbus ne tik politikams, bet ir šeimoms, nes žmonės praranda labai daug pinigų vartodami alkoholį ir tabaką ir jie negali susimokėti už sveikatos paslaugas. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dėkoju. Geras ir komentaras ir pavyzdys, kaip svarbu bendradarbiauti, ypač su kaiminėm šalim ir kur tikrai galim pasimokyti vieni iš kitų. Ir manau, kad labai svarbu stiprinti ir parlamentarų ryšius šitoj srityje ir ypač tarp kaiminių šalių. Jau nekalbant apie dabartinę geopolitinę situaciją, ant kiek tai yra svarbu. Mačiau, dar buvo reakcijų. Kas toliau? Prašau. Algirdas Andriukaitis, signataras. Pasiūlymas toks būtų, kad pas mus daug yra įvairių muziejų, atskiriams asmenims, atskiriams faktams, blaivybės muziejus neegzistuoja. Kai kuriuose vakarų šalyse yra jie, bet pas kaimynams Latvijos nėra kitur. Todėl aš kaip kolekcionierius šitos temos turiu surinkęs nemažai medžiagos. Ir kaip suvalkietis už dyką tam muziejui padovanočiau. Sakysim, yra toks paveikslas Velykinis margutis ir tenais
žmona su vaiku ir lasda eina į viršų, kur girtas guli vyras. Štai reiškia, netgi neusakant buvo padarytas toks paveikslas, kaip pavyzdys, teiktų į kolekciją. Toliau, iš Maskvos pavyko gauti profesoriaus Kanelo knygą Alkoholizmą į barbasnim. 1900 metų leidinys, didelė knyga. Čia Vilniuje įsigijau knygą Alkoholis, išleistas Pekine. Kaip buvo ir kaip ten jis papuolė. Turinys absoliučios karikatūros tik tai iš Rusijos. Nu, čia klausimas ir kitoks yra, bet labai puošniai, gražiai žinai. Irgi galėčiau į tą muziejų, kurį aplankytų moksleiviai, ne vien tik tai eitų kur nors parduotuvėje ir ką, bet tokios pasiūlymo aš ir baigiu. Ačiū labai, mes čia su gerbiama pirmininkė persimetėm porą žodžių, tai klausim gal kanclerio, gal kur nors čia galima būtų rasti pradžiai, kaip sakant, vietą tokiai ekspozicijai. O šiaip tai, manau, labai svarbu šitą idėją turbūt paskleis, gal tikrai atsirastų ir privataus verslo ar kitos kokios struktūros, kurios galbūt galėtų čia prisidėti. Ne viskas juk turėtų būti daroma, kaip sakant, valstybės lėšom. Ačiū už jūsų iniciatyvą ir už tai, ką jūs darot, jau nekalbant apie tai, kad smagu jūs matyti ir visgi grįžtant prie kolegos iš Lenkijos, kas buvo pasakyta, kokioj salėje esam, kokioj vietoje ir turim tame tarpe ir signatarą tarp mūsų. Ačiū, prašau. Andrulėnas Zenonas, atstovauju Blaivininkų organizaciją, tai yra Vyskupo Matiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdį, kadangi jau pradėjom kalbėti apie blaivybę šiek tiek, ne apie alkoholį, tai man truputėlį keistai atrodo, kad yra tokia savoka alkoholio politika. Aš vis tik tai norėčiau kalbėti apie blaivybės politiką. Na, bet čia nieko tokio, aišku. Šiek tiek norėjau deguto šaukšto į tą mūsų medaus statinę, kad užsieniečiai galbūt ir nežino, kad praeitos kadencijos Seimas priima įstatymą, kuris legalizavo naminę degtinę. Tai žiūrint į tuos visus gerėjančius rodiklius, man tai atrodo, kad tikrai tai yra šaukštas deguto ir tai šiek tiek iškrenta iš konteksto bendro. Tai čia būtų gal ir klausimas netgi komisijos pirmininkui, kad kaip jūs manote, ar nereikėtų imtis iniciatyvos šitą įstatymą atšaukti. Dabar dėl policijos pareigūno čia tokio pasakymo, kad nepalaikome iniciatyvą neva gyventojų dėl nulinės tolerancijos vairuotojams, tai aš pasiūlyčiau, kad galbūt vertėtų patiems policininkams priimti ir siūlyti tokį sprendimą, kad nulinė tolerancija pareigūnams, nes šiandien, kiek žinau, jie gali ateiti į darbą šiek tiek išgėrę. Na, sąlyginai 0,2%. Pradėti galbūt nuo to. O tada ir siūlyti galima būtų į vairuotojams nulinę toleranciją. Tai tokie mano pastebėjimai. Įstatymai mūsų yra geri Lietuvoje, bet aišku trūksta kontrolės ir kalbant apie nealkoholinį alų, žinoma, ir tai, kad turbūt pastebėjot, kadangi aš blaivininkas jau 11 metų, tai pastebiu tokius atvejus, kai bare parduoda alkoholį išgėrusiam klientui. Įstatymas tą draudžia, bet niekas to nesistebi, kad jisai kartoja tą užsakymą ir panašiai. Tai yra ką daryti dėl pačios kontrolės ir linkiu tik tai sėkmės organizacijoms, kurios tuo užsiima. Aš labai norėčiau, gerbiamas profesoras, kur pristatė iš universitetą įvairiais pjūviais padarytus tyrimus,
Ar universitetas bendradarbiauja, kad ir su vaikų teisėm, ar darot kažkokius tai susitikimus, ar tik atliekat tyrimus, publikuojat žurnaluose ir tom baigėsi? Nes mane labai iš tikrųjų sudomino jūsų tyrimai ir būtų iš tikrųjų labai smagu, nebūtinai vien tokioj aplinkoje, bet aš, kaip sakiau, ir kontroliuojantį instituciją ir vaikų teisės, ir jūs susėsti ir padiskutuoti plačiau. Taip, ne tik darom tyrimus, bet ir bendradarbiaujam. Pagrindinai stipriai bendradarbiauju su NVO vaikams konfederacija, kuri vienyje nevyriausybinį sektorių, nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba vaikų labui, nes tos paslaugos vaikams tai nebūtinai vien draudimai, bet ir pagalba, ir ypatingai vaikų dienos centrų čia visi, ir vaikų teisų apsaugos reforma, nes NVO vaikams konfederacija jinai kartu įrašo alternatyvę vaiko teisų konvencijos įgyvendinimo ataskaitą, alternatyviai mūsų vyriausybei. Tai vat, aš daugiau per nevyriausybinį sektorių, bet šiek tiek bendradarbiavom ir su vaiko teisų apsauga po reformos yra sunkiau. Daug yra problemų dėl duomenų gavimo, nes duomenų apsauga, Europos duomenų apsaugos, ten visi reikalavimai. Yra daug, kaip sakant, mėginimų atlikti tyrimus ir teikiam paraiškas į Lietuvos mokslų tarybai, bet ta vaikų tema, žinokit, yra podukros turbūt vaidmenį. Labai yra sunku gauti. Kažkada, turbūt profesorius Robinas Rumas atsimena, mes norėjom irgi daryti didelį tyrimą kartu su australais kolegoms, pateikėm paraišką, kur ten metodika tiesiog auksinė, bet vis negauni finansavimų. Tai aš darau tuos tyrimus dažniausiai be pinigų, tiek, kiek man lieka laiko nuo kitų tiesioginių pareigų, kaip tokį savanoriavimą ir patriotizmą. Bet tikrai reikia labai didelio palaikymo ir to bendro darbo, nes labai gilinuosi į žalojančias vaikystės patirtis ir kur yra alkoholizmas, tai yra Feličio, Irandos ir kitų kolegų labai tyrinėtas sritis, kad ir apie gyvenimo trukmę, jeigu vaikai auga tokioje aplinkoje labai žalojančiai, kur daug tų žalojančios vaikystės faktorių, tai jų gyvenimo trukmė net 20 metų gali sutrumpėti, žodžiu. Tai mes čia turim tiek daug daryti, bet mes nepadarom. Dabar dirbu, sakiau, eisiu į pensiją, kada Lietuva sugebės vaikus, kurie dar yra visai mažiukai, ir dar nelanko lopšelių, darželių, tuos skurde esančius vaikus bent pamaitinti. Mes, kai atkūrėm nepriklausomybę, neturim jokios sistemos, kol jie neateina į instituciją. Tai aš šitą irgi advokatauju ir dabar tikrai čia buvo iš Sveikatos ministerijos Ignas Rubikas ir puikus projektas buvo šeimos lankymo ir ten irgi atsiskleidė ir alkoholio problema, ir skurdo problemos, žodžiu. Ir žinoma, lankymo specialistės jos nepamaitins tų leliukų iš savo kišenės. Tai aš vis galvoju ir advokatauju, nedaug ką padarysi, tų prisidedančių nėra labai daug. Norint koaliciją suburt, turbūt aš turiu atsisakyti savo kitų pagrindinių pareigų. Tai va čia yra tokia didelė, kaip sakant, užduotis, bet mes visi bendrai tikrai galim. Ir alkoholis va šitoj, prie tos negerovės prisideda numeris 1, ko gero, būtent vaikams. Ir labai sunkiai gerėja, jeigu čia turbūt aš žinau tuos skaičius, maždaug 9 iš 10 vaikų dėl problematiško alkoholio vartojimo į globos sistemą patenka. 23 metais 66% visų vaikų, kuriems reikėjo saugią aplinką nustatyti, irgi buvo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis. Mes turim baisiai didelę tą problemą. Ir liūdesys truputį, kad šita žalos kitiems ir pagalbos tema, jinai kažkaip vis į paraštės nueina. Mes labai gal silpni, kaip koalicija iš socialinio sektoriaus ir iš vaiko teisų apsaugos, kažkaip dar vis nesuprantam ir gal per daug darbo, per daug tų pasiekmių žmonėms nelieka laiko turbūt tais visuomeniniais tokiais iš idėjos reikalais susijimti, bet vis tiek turim daryti. Taip, stengiuosi bendradarbiauti, reikėtų gal daugiau. Ačiū labai, profesorė, jums tikrai lenkiu galvą už tokį didžiulį darbą jūsų atliktą ir aš manau, kad šiandien nepasibaigs vien šitą konferenciją, jūsų darbas bus pastebėtas ir dažniau susitiksit ir vaikų teisės, ir jūs, ir tabako kontrolės prevencija kolegos, ir su policijai, kad būtų kažkokia tai galimybė plačiau išdiskutuoti ir išviešinti šitą didžiulę problemą, kas yra su mūsų vaikais. Tai yra mūsų vaikai, ne kažkieno, tai mes jais turim būtinai rūpintis ir stipriau ir tą problemą, reiškia, daugiau turim viešinti. Kokia yra didžiulė problema, kiek profesorė šiandien pasakė. Ačiū labai jums. Gal labai trumpas toks vienas, čia būtent Seimo nariams, kadangi aš tą žalą kitiems tyrinėjau,
pas mus yra, žodžiu, įstatyme, kad žala, žodžiu, neščiosios sveikatai. Yra šita grinai toks žodinis pasakymas. Ir visiškai ignoruota, kad besivystančiam vaikui ta žala, kur jau niekada to žalos niekas nepajėgs, jeigu motina gers, panaikinti. Tai bet šitą bent jau tą formuluotę įstatymę galima būtų papildyti, kad ta žala ir vaisiui, ir vaikui besivystančiam. Nes taip tiesiog net, kada žiūri per žalos kitiems tą prizmę, atrodo, tiesiog, kaip galima ignoruoti tą vaisių, kuris yra besivystynimo stadijoje. Tai bet bent jau dadėti keletą žodžių. Tokį projektą pateiktumėt būtų puikus. Taip, būsiu nepopuliari iš tikrųjų, tai ir šiandien buvo paliesta tema apie surenkamus akcizus. Aš tiesiog politikų ir klausiu, kas mums yra svarbiau. Ar surinktas akcizas, ar lėšos išleistas sveikatos sistemai. Jūs labai gražiai ir pasakėt, padaryta vaikui žala, ar tai yra mums neaktuali tema, kas mums yra svarbiau. Tai užtat mes šiandien turim per visus kampus, per visas, kaip sakoma, prizmes išdiskutuoti ir įvertinti šiandieninę situaciją, ko mes laukiam, ką mes auginam ir kaip mes matom savo ateitį, savo vaikų ateitį. Ačiū labai, profesorė. Dėkui. Tai panašu, kad mūsų laikas jau eina į pabaigą. Ar yra dar labai norinčių pasisakyti? Tai gal žiūrėkit, pirmiausiai nuoširdus ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą. Labai ačiū svečiams ir ekspertams. Ir manau, kad konkretus pavyzdys, kad ypač būnant šitoj salėje, aš savo kaip Seimo nario pareigą matau maksimaliai daryti Seimą atvirą ir kuo daugiau įvairiai galvojančių, įvairiai mąstančių, įvairiose srityse dirbančių žmonių, sudaryti galimybę diskutuoti, pasikeisti nuomonėm ir ieškoti bendrų sprendimo kelių. Šiandien aiškiai matom, kad tik tai kompleksinės nuoseklios priemonės, netgi tokioj sudėtingoj problemoje kaip blaivybės propagavimas, kaip alkoholio, kaip sakant, subalansuota politika ir panašiai, gali duoti rezultatų, jeigu tai vykdoma, kaip sakant, nuosekliai ir sistemingai. Na ir čia gerai, kad mes turim vis tik tai, ne tik tai teigiamą patirtį, bet ir turim institucijas, kurios turi jau patirtį ir daug metų šitoj srity dirba. Nu ir galiausiai norėčiau suteikti žodį tada gerbiamai Gražinai Belian, kuri yra, nenoriu sakyti ilgametė, sakysim, didelę patirtį turinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės direktoriaus pavaduotoja. Prašau, gerbiamą Gražiną. Ačiū, profesoriu. Iš tiesų, aš norėčiau gal pradėti nuo tokio priminimo ir tikrai padėkoti praeitos kadencijos Seimo nariams, kurių dėka Lietuva priėmė labai svarbų strateginį dokumentą. Tai yra nacionalinė darbotvarkė tabako, alkoholio, narkotikų kontrolės ir prevencijos klausimais iki 35 metų. Tai yra tam tikra, galima netgi pasakyti, kelrodė žvaigždė, kokių krypčių reikia laikytis, būtent psichoaktyviųjų medžiagų būtent psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės srityse. Ir kalbant būtent apie alkoholio kontrolės politiką, įvardinta labai viena tokių svarbių krypčių. Tai išlaikyti būtent šiuo metu taikomą alkoholio kontrolės politiką ir keisti arba įgyvendinti naujas priemonės tik tai tas, dėl kurių yra nepriklausomi moksliniai tyrimai, kurie patvirtina tokių priemonių efektyvumą. Tai yra iš tiesų labai svarbi kryptis ir kaip buvo jau čia minima, jau yra numatyta atkreipti dėmesį alkoholinių gėrimų ženklinimą. Aišku, labai svarbu, kokią informaciją mes įdėsim ant kiekvieno butelio, kokią informaciją mes suteiksim vartotojui. Tikrai noriu padėkoti Pasaulio sveikatos organizacijos išleistam leidiniui, kurį tikrai su malonumu perskaičiau, pasiėmiau iš konferencijos ir pasirodo lietuvių raštingumas, kalbant apie
informatumą, kokią žalą daro alkoholis, yra pakankamai maža palyginus su kitomis šalimis. Man atrodo, vėl mes pagal šitą rodiklį esame kažkur tai apačioj. Man atrodo, nebent tik Bulgarijos, sakykime, žmonių raštingumas yra prastesnis. Pas mus tik tai 43% Lietuvos gyventojų žino, kad alkoholis gali sukelti vėžį. Jau aš nekalbant apie tai, kad iš esmės 7 įvairių skirtingų tipų vėžį gali sukelti alkoholis. Ir todėl tikrai labai svarbu būtent tą informaciją ir danešti vartotojui apie tikrą alkoholio poveikį. Kas atsitiko iš tikrųjų Lietuvoje? Mes šiek tiek palyginom, koks buvo gyventojų požiūris 15 ir 16 metais į alkoholio kontrolės priemonės, tai iš tiesų Lietuvos gyventojų požiūris buvo pakankamai liberalus. Kas atsitiko 18 ir 20 metais, tai mes netgi galim pasakyti, kad tie nauji pirkiniai alkoholio kontrolės politikoje, jie pakeitė netgi gyventojų požiūrį į visą alkoholio kontrolę. Ir ypatingai gyventojai palaikė tai būtent tą totalų, kaip mes vadiname, arti totalaus, arti visiško draudimo alkoholinių gėrimų reklamos draudimą ir dar didesnė dalis gyventojų palaikė būtent pakelimą to minimalaus amžiaus, kada jau galima įsigyti ir vartoti alkoholį. O 20 metais, kad iš tikrųjų buvo labai džiugu, Lietuvos gyventojai pastebėjo, kad netgi jų aplinka, kurioje jie gyveno, būtent čia kalbant apie tą žalą, aplinka pasidarė saugesnė. Tai vėlgi, kalbant apie vaikus ir paauglius, vėlgi norėčiau tikrai pasidžiaugti, buvo pristatomi duomenys 19 metų, bet jau ir, kiek aš žinau, jau buvo pristatyti ir parlamente duomenys apie vaikų ir paauglių vartojimą alkoholinių gėrimų 24 metais ir rezultatas buvo dar geresnis. Tai ta prasme mes tikrai einame tą teisingą kryptim. Tikrai ją reikėtų išlaikyti ir pabaigai, ką aš norėjau pasakyti, ką ir pasakiau konferencijai, mes, mokslininkai, mes kažkaip skaičiuojam būtinai labiau tą žalą, bandyti apskaičiuoti tą ekonominę naštą, kurią sudaro mums alkoholio vartojimas. Aišku, aš suprantu, kad vaikų ašarų, nemiegotų naktų teisingai labai sunku įskaičiuoti į tą jau ekonominę, sakykime, tą žalą, bet kažkaip ypač kalbant apie tą tokią ir sunkią ir geopolitinę situaciją, taip norėtųsi šiek tiek apsukti, gal ne žalą skaičiuoti, o skaičiuoti, kiek valstybė gali uždirbti, ta prasme, kiek valstybė neprarastų pinigų, jeigu jinai vykdytų tą tikrai atitinkantį būtent Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų tą teisingą alkoholio kontrolės politiką. Ir vėlgi labai tikrai svarbus tie klausimai susijusi dėl žalos kitiems būtent, dėl alkoholio skaičiavimo. Tai aš esu ne tik tai narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja, bet esu ir visuomenės sveikatos stiprinimo fondo pirmininkė, tarybos pirmininkė. Tai tikrai visi šitie pasiūlymai ir tą poreikį dėl naujų tyrimų tikrai ir užsirašiau, tikrai, ta prasme, atkreipsim dėmesį ir iš tiesų galimybė, kad tie iš tikrųjų tyrimai, kurių taip reikia ir kurie yra ta būtent bazė mūsų alkoholio kontrolės politikai, galėtų būti finansuojami per šitą fondą. Tai ačiū. Ačiū labai. Taigi, baigiant noriu dar kartelį visiems padėkoti, gerbėmiems kolegoms iš užsienio, padėkoti už apsilankymą Lietuvoje, už apsilankymą parlamente, palinkėti gero kelio ir saugaus grįžimo namo. Na ir tuo pačiu tada linkiu, kad kiekvienas iš mūsų išsivežtume ir pagalvotume, ką toliau galim padaryti kiekvieną savo srity, kad antridamas gerbiamai Gražinai Belian, kad tos investicijos į mūsų sveikatą būtų į mūsų vaikų sveikatą, į ateities sveikatą būtų kuo efektyvesnės. Savo ruožtu, naudodamasis progą, noriu pasakyti, kad toliau asmeniškai tęsiu, ką žadėjau, kad kuo daugiau žmonių galėtume čia susirinkti
Seime ir diskutuoti atskirom temom, viską iš karto neįmanoma. Tai žiūrėkit, labai konkrečiai, kovo 7 dieną čia kalbėsim apie vaikų maitinimo problemas. Tai ypač kviečiu profesorę ir visus kitus, kam tai įdomu ir ką tai liečia. Antrinant dėl Europą nugali vėžio plano, kuris labai siejasi su alkoholio politika, labai konkrečiai. Kovo 24 dieną, faktiškai jau čia pat. Vėlgi čia darysim apskrito stalo diskusiją konkrečiai apie kolorektalinio vėžio problemą. Toliau kovo gale arba balandžio pradžiai numatyta diskusija apie širdies ir kraujagyslio ligas. Vėlgi siejasi su alkoholio vartojimu, su gyvenimo būdu ir taip toliau. Taip, kad tikrai yra ką daryti ir kviečiu bendradarbiauti, būti atviriems įvairiems pasiūlymams ir ypač kuo daugiau tų pozityvių deviantų. Kaip per pozityvą galėtume skatinti kuo geresnius pokyčius. O dabar pats svarbiausias šios dienos renginio momentas. Kava. Taip kad prašom visus į kavos pertrauką.